jūsų prašymų aš jums parodysiu antrą aukštą. Tai einam visi pažiūrėsim, kaip pas mus atrodo antras aukštas. Ten ištapetuosim, įrengsim, čia viską padarysim gražiai. Bet apgavom mažutę. Tikriausias Saldapirskis 3000. Pažiūrėkit, koks jis yra gražus. Aš bijojau žiauriai su ta siena, daryt tą sieną, nedaryt. Ir dabar atminkite atsipalaidavimą, kaip ir kitus gerus įpročius būtina praktikuoti kiekvieną dieną. Sveiki visi Saldapirskiai. Jūs nežinot. Jūs žinot, tikriausiai žinot, belekai prisnigo, pripustė ir čia kaip tai senais gerais laikais, kai būdavo tiek užpusto, kad turi pusę ten kelio nusikasti ir tikėtis, kai reikia į darbą, kad nereikės mašinos palikti už kilometrą, kad galėtum parklampuoti, jeigu kelių nenuvalys. Tai šiandien Vaižgantas visą dieną kasa mūsų tiesiog keliuką, kuris yra užpustytas 3000 aukščio ir ten tokiais žodžių gabalais atkasi, numeti. Tai žmogus, vau, šiandien vargsta. Tai kol jis vargsta, aš jums parodysiu vieną receptą, kaip skaniai pasigaminti bulves, kurios yra prie visko tinkančios, kurios yra netgi sveika alternatyva ir žodžiu 3000. Aš tiesiog pjaustau stambiais gabalais ir darau didelį kiekį, todėl kad čia reikės tų bulvių daugiau man šį kartą. Ir dabar kodėl aš jums rodau? Aš rodau skeptikam, kurie nemyli bulvių ir kurie yra nusiteikę, kaip ir aš buvau daug metų nusiteikusi, nes kai buvau Saldapirskėje su Vaižgantu, tai mes valgydavom labai daug bulvių ir buvom 3000 arkliniai Saldapirskiai. Todėl aš nežinojau, nesuvokiau, kad aš tiesiog ne taip tas bulves valgiau, ne taip gaminau, o dabar keletą metų jau gaminam taip, tik tai tiek, kad tingisi daryti jas. Bet kai pasidarai, tai yra nauda organizmui. Todėl, kad taip pagamintos bulvės, kaip aš jums dabar parodysiu, yra labai geras pasirinkimas, todėl, kad tai yra gana lėtai įsisavinamas angliavandenis. Kyla lėtai ir ko pasekoje jūs nesijaučiat, noriu sulaus, noriu saldaus, nedavalgiau, nėra energijos ar kažkas tokio, ne, viskas ten taip yra stabilu. Ir kai taip paruošit bulves, taip kaip aš dabar jums parodysiu, tai tenai yra tiesiog visas bulvėse krakmolas pakeičia formą ir tada tenai mūsų organizme pamaitina mūsų gerasias bakterijas. Tai tiesiog yra nauda ir plus kalorijos, kas skaičiuojat, bulvėse apie 80 kalorijų 100 gramų, o ryžiai išvirti tiesiog, balti ryžiai turi apie 130 kalorijų, tai jau čia yra pliusas. Ir kitas dalykas, skonis ir 3000. Tai tiesiog supjaustų gabalais, užpilu nemažai druskos, vanduo ir kas svarbiausia, pavedu 8 arba kokių 10 minučių, žodžiu, nereikia ilgiau negu 10 minučių. Ir tada, kas yra labai svarbu, kai išvirs bulvės, mes jas turim būtinai atvėsinti. Va čia ir nutinka tas stebuklas su bulvių krakmolu, kai jas atvėsini. Viskas ten tada kaip įvyksta ir tada jos tampa naudingos mums, o ne kenksmingos. Nebūna tada Saldapirskiais. Nusunkiu vandenį, dedu prieskonius, tai kmynai, česnakai, druska su įvairiausiam žolelėm. Druskos reikėtų nepadauginti, bet ir nepamažinti. Ir truputį skario. Kokius prieskonius norit tokius dedat, viską pamaišau ir nešu į lauką atvėsinti. Viskas atvėsinau, dedu į orkaitę apie 170 laipsnių temperatūrą, 15-20 minučių su vėjeliu. Svarbiausia yra nesudeginti, tik tai kol bus jau toks traški plutelė iki aukso spalvos. Jeigu deginsit daugiau, tai jau ten kancerogenas bus. 20 minučių ir iškepė. Nedeginkit daugiau, negu pasidaro jau taip, tai kad nebūtų tų kancerogenų. Mes valgysim su baltyminiais tokiais kotletukais. Kaip tokius dalykus pasigaminti, gal parodysiu kitą kartą. Bet bulvės, jeigu pabandysit, parašykit, ar labai patiko, ar tikėjotės tokio skonio ar ne, bet žodžiu, riebalų nėra, jokių dieta, o čia tiesiog bulvytės free, tik tai sveika alternatyva. Sveiki visi, jūs nežinot, jūs daug ko nežinot, remontai yra sustabdyti, beveik niekas nevyksta, kažkas vyksta ir dabar noriu pasidalinti šiek tiek pagyvenus, kas yra ne taip ir ką reikės tvarkyti. Tai toks dalykas yra. Su plautuvė aš labai džiaugiuosi, jinai yra 3000, belekai pasiteisino. Galvau, gal susidaužysiu, gal bus kažkas ne taip. Nu, mama. Gal kažkas bus ne taip, bet žodžiu, viskas yra taip ir viskas yra gerai, bet kas yra prie praustuvės, tai yra biški kažkas ne taip, katė nevaidinusi, čia užknisai, vaidina čia. Žodžiu, yra taip, senos programos jos toliau veikia, katės vėl toliau yra ant spintelių, neįsprendėm šitos problemos, žodžiu, nieko nepadarysi. Bet problema yra štai čia. Mes atsimenat, žadėjom
daryti čia tokias plyteles, mes jas esam pasidarę, belekiek plytelių ir čia sienai esam pasidarę, ir čia pasidarę. Bet jų nedėjau, nes kažkaip man ant tie gražiai tas stalviršis atrodė, kad aš jo nenorėjau gadinti. Galvoju, pabandysiu taip pagyventi, nepavyko. Tai dabar čia dėsim plyteles, klijuosim su makrofleksu, aišku. Ir aš jau buvau susidėjusi, biškiuką bandžiau gyventi, bet vis tiek ten bėgo vanduo, teks kokybiškai priklijuoti ir tada užglaistuoti, užfuguoti, ar kaip čia vadinasi, kad čia tiesiog būtų toks biškiuko nuolydis ir tada čia viskas subėgtų vanduo ir čia kai dedi viską, kad čia niekas nelašėtų. Nežinau kaip dėl šitos pusės, nes biškiuko kartais trūksta. Išsiplauni kokį lėkštę ar ką ir nori čia taip užversti ir tada niekur negaliu užversti, nes čia viskas laistosi. Tai gal tiesiog tik tai šitą pusę, va iki čia padarysiu lapeliais, užfuguosim ir tada čia bus toksai nubėgimas tiesiai, kaip bus, taip ir bus, žodžiu. Katės nemoka atsigerti vandens, jam būtinai reikia vaidinti. Ir dar negali taip duoti, jeigu įpiltum negertų, nes katė yra katė. Katė turi taip duoti tokias nesąmonės daryti. Tai dar žinot, ką norėjau papasakoti. Čia yra padaryta, čia irgi reikės biškį taisyti, nes nėra patogu, kad taip biškį užknisa. Tai galvoju, kad įdėsiu tokį kaip stalčių ir padarysiu gal išvažiuojamą, kaip pačioj pradžioj buvo sugalvota, bet paskui keitėsi planas. Čia yra labai laikinai uždėtos šitos rankenėlės, laikinai todėl, kad nieko greit nesugalvojom, o vinis netrodė labai gražiai ir buvo sunku gyventi ir paskui kažkaip tų kempinių, o kai buvo, tai kažkaip taip labai fainiai. Čia tai viskas taip kaip buvo, elektronika, čia irgi dabar jau nebe puodai elektronika, o ten dabar puodai. Dar šaldytuvas yra sugedęs, viskas taip atrodo, 3000 gyvenam su tokiu šaldytuvu, nes planas tada jau, kadangi nežinom, kokie matmenys bus kito šaldytuvo, tai kai pirksim kitą šaldytuvą, vėl turbūt dėsim ant to kito šaldytuvo lentas, klijuosim ir tada neaišku, koks jo plotis, tai dėl to nieko negalim pakeisti. Gal šitą vadalį reikės tiesiog susiaurinti ir pritaikyti. Tai tokie planai, tai mes ką, einam klijuoti plyteles. Tvarkoji. Ir dabar žiūrėkit, jūs galvosit, kad čia neįmanoma yra priklijuoti su montažiniam putom ir kad tai čia nesąmonės darai, ta prasme, čia visiškai nesąmonės. Ir dabar jūs tiesiog juoksitės visi. Bet juoksis tas, kas juoksis paskutinis. Jūs nežinot, aš jau esu tai dariusi ir ne kartą. Esu netgi visą šitą dalį pagavinusi iš plytelių ir ją užklijavusi su makrofleksu. Ir viena dalis buvo su klijais plytelių, o kita dalis su makrofleksu. Ir kai reikėjo ardyti, buvo 3000 sunku su tais klijais, o su makrofleksu buvo takšt ir nusilupo. Kiekvieną dieną pradėkite nuo daugiausiai dėmesio, laiko ir energijos reikalaujančių prioritetų. Vos atsibudę sudarykite dienos veiklų sąrašą. Tada peržvelkite tą sąrašą ir visas veiklas sugrupuokite. Skubu, svarbu, nelabai svarbu. Ta, kas skubu, šiandien turite atlikti pirmiausia. Jei svarbiausias užduotis atidėsite, jausite stresą. Tai, kas svarbu, negali palaukti. Paprastai tai būna namų ruošos darbai, kurių netlikus laiku kyla neišvengiamų rūpesčių, sakykime, šiukšlių išnešimas. Nelabai svarbios užduotis gali palaukti, joms skirsite laiko vėliau. Turėtumėte susidaryti visą vertinimo sistemą ir patys nuspręsti, ką jums reiškia svarbu. Kai tą padarysite, bus paprasčiau suskirstyti likusias užduotis. Kai kuriems žmonėms lengviau tą padaryti, kai turi tam tikrą užduočių skaičių. Sakykime, jie savęs klausia, kokias 3 užduotis būtina atlikti šiandien ir negalvoja apie kitas, mažiau svarbias veiklas. Egzistuoja ne vienas patarimas, būdas padėsintis detaliai planuoti savo laiką. Begalė programėlių ir metodų skirtų šiam procesui įgyvendinti. Įsiklausę į patarimus, tapsite savo laiko šeimininkais. Įgūdis tinkamai planuoti laiką padės susikurti unikalų gyvenimo būdą, nusistatyti tikslus. Tačiau pirmiausia, turėtumėte atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Kai ką nors susirašome, tikslai tampa kur kas tikresni. Tad sudarykite darbų sąrašą, naudokite darbo kalendorių, planuoklį ar ant popieriaus lapo susirašykite savo kasdienius tikslus, o po to sekite, kaip sekasi juos įgyvendinti. Sunkias užduotis išskirstykite į lengvesnes, o tada išskirkite kiekvienos jų tikslus. Galvokite apie procesą, ne rezultatą. Jei sutelksite dėmesį į sveikus kasdienius įpročius, per ilgą laiką pasieksite daugiau, nei koncentruodamiesi į greitus rezultatus. Nebūkite perfekcionistai. Mokėkite nesvarbiems dalykams pasakyti ne. Kiekvienas turi teisę brėžti ribas. Nuolat stebėkite save, savo veiksmus ir klauskite, ar jie veda prie tikslų įgyvendinimo. Jei ne, savo veiksmus keiskite. Žinoma, gali atrodyti, kad planuoti laiką paprasta. Planuoti laiką yra paprasta, tačiau ne visada lengva. Užuot ką nors keitę, kartais laikomės įsikibę senų įsitikinimų, mums kenkiančio elgesio. Tačiau žinodami savo silpnybės galime joms nepasiduoti, jas apeiti. Kodėl laiko valdymo būdai vieniems tinka, o kitiems ne? Todėl, kad visi esame skirtingi, visi susidurime su skirtingais iššūkiais. Egzistuoja ne tik laiko valdymo būdai, bet ir individualūs, jūsų asmenybei tinkamiausi jo valdymo stiliai. Kaip valdysite savo laiką, ar pavyks tą daryti, priklauso nuo jūsų unikalios istorijos bei asmenybės.
Pavyzdžiui, jei žmogus visada sako taip, prisijima per daug įsipareigojimų ir atsakomybių, o vėliau dėl to kenčia, jis tampa laiko įkaitu. Sakykime, žinodami, kad teks verstis per galvą, susitarėte tą pačią dieną susitikti su 3 skirtingais draugais. Vakare jaučiatės išsekęs, nejučiai imate gromuliuoti. Gal atsisveikindama su drauge elgiausi per šaltai, gal buvau per daug šiurkšti, o ji tą pastebėjo ir ant mane supyko. Gal esate vienas iš tų, kurie didžiuojasi esantis nuolatos užsiėmę, tačiau nepadaro to, kas jiems iš tikrųjų svarbu. Tuomet jums turėtų pagelbėti laiko valdymo būdas, nepaliksintis vietos blaškymuisi ir mažiau svarbioms veikloms. Griežta darbotvarkė arba pažadas atlikti, sakykime, vos 3 užduotis per dieną. Atidėliotojas susiduria su kita problema – nukelia darbus vėlesniam laikui, o kai galiausiai jų imasi, būna jau per vėlų. Kartais spaudimas geras dalykas, tačiau kai atidėliojate, nerimas tik stiprėja. Gali atrodyti, kad atidėliojimas ir gromuliavimas neturi nieko bendra. Tačiau pagalvokite apie darbus atidėliojantį žmogų. Dėl savo veiksmų jis patiria nemenką stresą. Jei esate linkęs atidėlioti, verčiau svarbius darbus išskirstykite į mažesnės užduotis, o vieną iš jų atlikę save apdovanokite. Besiblaškantis asmuo taip pat patiria sunkumų. Pradeda dirbti, tačiau nuolatos skiria dėmesį kitkam, galiausiai išsiblaško, nepajėgia susikaupti. Blaškymasis ir gromuliavimas neatsiejami. Blaškytis linkusiems žmonėms dėrėtų brėžti griežtas ribas, pasvarstyti apie savo darbinę aplinką. Sakykime, galite drastiškai atskirti savo darbo vietą nuo kitų darbuotojų, griežtai pasakyti, kad nuo šiol, kol dirbate, jūsų niekas negali trukdyti. Tuomet nebūsite papildomai blaškomas, galėsite susikaupti, išvengti streso bei gromuliavimo. Ugniagesys. Asmuo, kurio protas niekada nesilsi, nuolat gesina gaisrus, bando vienu metu išspręsti šimtus. Gerai, jūs nežinot, bet aš jums greit pasakysiu, kad jūs žinotumėt. Žodžiu, situacija tokia, bardakas vėl 3000, čia yra žiauri. Bet aš viskam turiu pasiaiškinimą, žinokit. Tai va, čia sugalvojau, kad man yra biščiuko blogai šitas augalas. Jis atrodo labai gražiai, viskas su juo yra gerai tenai už galo. Bet man, blogai. Blogai viskas yra dėl to, kad aš čia pasidėjau kėdę, ant tos kėdės tą augalą, po to kėdę, žodžiu, savo stiklainius laikiau, kaip ir gerai, bet, galvoju, stiklainius galiu išnešti į koridorių ir čia nesidaryti tokio didelio šiukšlyno. Tai, nes, kažkaip atrodo nefaina, man nepatinka, kaip per daug paskui daiktų yra. Ir čia galėsiu kitus dalykus pasidaryti, ką mažiau, kad kas matytųsi. O čia dabar yra taip. Padariau tokį nuolydį su tom plytelėm. Čia yra štai taip nuo nuo kampo, viskas taip vanduo subėgs. Aišku, čia toksai kraštelis gavosi, bet jau buvo nesąmonė, nes reikėtų dar pusmetrį iškelti, kad jau būtų ten taip. O dabar tai taip, žinot, minimaliai tas nubėgimas. Ir čia visur taip nubėga, tai viskas, bet viskas yra taip iš akies. Ir dabar prisidirbau. Aš ir maniau, kad tai bus, bet aš labai tingėjau. Žodžiu, man reikėjo apsiklijuoti iš pat pradžių viską popierinę juostą, bet aš neapsiklijavau. Ir dabar man įsigėrė. Ir dabar 3000 kaip nervuoja, tai negaliu. Bet aišku, dar plausiu, bandysiu nuplauti. Dar čia nėra visiškai sustingę. Ir čia visur prisidirbau, tai aš visada, kai darau, kažkaip paskui ir daugiau prisidirbau to darbo ant darbo. Ir dabar labai viskas čia įsausėjo, stalviršis dar visur biškį užsišpakliavau, nes buvo išdžiūvęs tas per laiką stalviršis ir jis biškiai matyt pasitraukė ir gavosi tokie įtrūkimai, tai dabar taip nervuoja. Aišku, aš šitą bardaką tuoj susitvarkau, pasidariau geriau, pasidarysiu dar geriau negu buvo. Tai dabar iš tikrųjų visai džiaugiuosi šitų dalykų, tik tai labai nenoriu čia visko tvarkyti. Ir bus, tarkim, išsiplauni lėkštę, pavyzdžiui, išsiplovai lėkštę, čia padėjai, viskas jau jinai tau lašo čia, o čia jau nesvarbu, kad čia drėksta. Tada, ar ten kokia lentelė ir viskas kuo puikiausiai ir nubėgs. Tai nebebus jau dabar tokių bėdų. Ir kai čia, tarkim, išsiplauni, pasikabinę, ir čia gali lašėti. Tai viskas, šita problema bus išspręsta, nes dabar gyvenant buvo labai sunku, aš čia buvau ir apsiklijavusi, viskas čia bandžiau daryti, nes labai nenorėjau tų plytelių klijuoti, nes pačioj pradžioje galvojau, kad jas įfrezuosim ir tada bus 3000 taip žiauriai fainai, bet tada, kad įfrezuot, tada reikia dar giliau kriauklę leisti ir čia toksai projektas, nežinau, dar 3000 metų, o jau dabar gyvenu ir kažkaip labai nervuojas ir galvoju, pasidarysiu, dar čia yra akmenukai visokie iš mūsų, šitas yra iš gango parvežtas iš Indijos. Visokias kriauklytės įdėjau. Kažkokius čia dar tokius karoliukus turėjau padariusi. Čia yra lentos susitraukusios, biški šlapios buvo. Tai mano mintis yra, čia irgi tokiais kaip karoliukais tas vietas užpildyti, taip labai žaismingai atrodys. Bet aišku, čia per gyvenimą. Visur kur taip atsitiko, pataisyti šitą dalyką. Bet aišku, tam yra visas gyvenimas ir viskas čia po biški. Tai gerai, aš tai nudirbti. Aš taip visą laiką dabar patį tą medį įtrinu, nežinau, savaitę kelis kartus tiesiog aliejum ir jisai toks būna atsinaujinęs, gražus ir viskas čia fainiai susigeria ir būna tada labai fainiai.
Tai kažkiek pavyko nuvalyti, o kažkiek ir nepavyko čia nuvalyti. Tai bus kaip bus, bet šiaip labai džiaugiuosi. Pagaliau išsprendė šitą nesąmonę, šitą problemą, kur taškydavau. Tai va, o čia dabar yra toks didesnis plotas, kad galėčiau vadai pim apeidinėti, tada galėtume kėdę ten pasidėti, vienas čia sėdėti, kitas čia, nes kažkaip, kai abu čia sėdim, taip nelabai jau telpam, jau taip kažkaip smagiau galbūt pasikeitaliuot. Nu, žodžiu, tai faina, dabar taip daugiau vietos. Aišku, yra dabar šiek tiek bėdelė va su tuo augalu, jau čia reikės nešti į viršų. Jam labai šviesos reikia ir taip sunku tuos lapus nuvalyti yra. Čia aš jau juos buvau nuvaliusi, bet jie yra pasidengę kažkokiu, net nežinau, va, matyt nuo pačio to apelsino ir mandarino, tokiu va kažkokiu kaip cukrum. Ir labai sunku yra nuvalyti. Valai, triniau, o lapų 3000. Nu, su lapais tai man visur taip yra. Nu, tai va. Sveiki visi saldapirskiai. Jūs nežinot, čia yra pats tikriausias saldapirskis 3000. Pažiūrėkit, koks jis yra gražus ir koks jis yra 3000-inis. Norit sužinoti, kaip tokį saldapirskį pasigaminti namuose? Einam gaminti, bet prieš tai reikia paragauti. Labai skanus ir labai paprastas pagaminimas tik iš 3 ingredientų. Negalit patikėti, bet taip yra, tik iš 3. Varom daryti. Jums reikės štai tokio kokosų riešutų kremo. Tai nesumaišykit, tai yra visai kitas produktas negu kokosų grietinėlė. Kokosų grietinėlė jinai yra tokia tiršta, bet jinai nėra tokia, štai tokia kieta kaip šitas kremas. Tai jį net yra sunku, visiškai sunku yra iškrapštyti. Tai nežinau, kiek man ten reikės, bet aš dėsiu stiklainį ir va čia dar truputį. Tada reikės riešutų kremo, jeigu norit, kad būtų labai skanu, taip kaip man, kad gautųsi. Tai siūlau šitą kremą, aš jį perku arba depo parduotuviai, arba tiesiog internetu atsisiunčiu. O šitą kokosų riešutų kremą galit gauti iš Ebar internete parduotuvės. Tai dedu maždaug 70% kremo ir 30% riešutų kremo. Pasidarau štai tokią vonelę. Tai puodas, prisipilu vandens, šyla vanduo, tada kitas puodas ir lydosi kremas. Tai tas kremas kaip koks baltas šokoladas ir riešutų kremas. Tai kuo daugiau riešutų kremo pridėsit, tuo tas batonėlis bus minkštesnis. Kuo mažiau, tuo kietesnis. Tai šitas kremas yra su labai daug tokių skrudintų žemės riešutų, nu jie tokie traškus yra, labai skanu. Tada tokiu pačiu principu išlydžiau štai tokį juodą šokoladą, tai yra juodas šokoladas su kardamonu. Šokoladą galite naudoti kokį tik tai norit, bet čia bus toks ypatingas prieskonis ir suteiks tokio ypatingo skonio. Šokolado turėjau tik vieną plytelę, tai šiek tiek dar įdėjau pačio kremo į masę, nes jis sukietėjo labai stipriai, tai pats šokoladas gavosi toks daugiau, kaip pieniškas, kad būtų. Tai ką dariau? Paėmiau formeles, patepiau kraštelius ir išnešiau į lauką stingti, nes lauke minusas. Ir tai pakartojau 2 kartus, nes kai kur buvo kažkur kažkas nepasidengę. O dabar šitą masę, riešutų kremas plus kokosų riešutų kremas, aš tiesiog čia išpilstau ir vėl išnešu sustingdinti. Labai greitai čia sustingo viskas ir toliau visą šitą dalyką padengiu dar su juodu šokoladu, kad būtų toks įrėminimas. Truputį sukrito ir dabar bandom išimti, žiūrim, kaip čia gausis. Wow. $3000. Ir aš turiu va tokius pasiruošusi popieriukus. Popierių. Bus kaip šokoladukas.
Ir viskas, jos galima laikyti šaldytuve ar kažkur vėsiai, kad negautų šilumos 3000 metų, bet yra toks dalykas, kad reikia būti nesaldapirskių, reikia turėti tos disciplinos, nesuvalgyti visų šitų šokoladukų per vieną kartą, bet prižadu, kad bus labai labai sudėtinga tai pasielgti, nesuvalgyti. Nes Vaižgantas yra saldapirskis 3000, jis visada viską suvalgo, daugiausiai viską suvalgo jisai. Sveiki, saldapirskiai. Pažiūrėkit, kokia diena 3000. Bele kaip. Eina savo. Vaižgantas štai. Parkliniais ūsais. Ir aš noriu jums šiek tiek papasakoti. Iš tikrųjų, man rekomendavo tokį dalyką papasakoti viena sekėja. Ir man galvoju, taip yra elementaru ir tokie dalykai savaime aišku ir čia mes taip darom. Ir nesidalinė tuo, bet pagalvojau, kad gal kažkam irgi būtų naudinga. Ką tu čia darai? Turisi, ką tu čia darai? Tai žodžiu, mes dabar važiuojam į tokį šeimadienį. Prieš kokius 3-4 metus man pasirodė, kad labai stipriai išsiskirstėm su šeima ir nustojom kažkaip susitikti. Jeigu atvažiuoji pas tėvus, tai tada nėra sesės su sesės vyru, brolio nėra, dar kažko. Ir žodžiu, mes niekada nesusitinkam. Ir supratau, kad tas gyvenimas taip stipriai įsuko, jeigu vieni gali, tai kiti negali. Ir taip, tiesiog taip gavosi. Ir tada sukūriau tokią grupę ir pasiūliau visai šeimai paskutinę mėnesio dieną, ten, kada visi gali susitikti pas tėvus, pasidaryti pietus ir tiesiog praleisti laiką kartu. Ir tai labai fainiai prigijo, bet gavosi taip, kad mama perėmė visą iniciatyvą ir jinai dabar šitą dalyką valdo. Tai jinai tiesiog mus visus sukviečia, ten kartą per mėnesį, 2 kartus per mėnesį ir mes visi prisiderinam, kad ir ką beveiktumėm į tą šeimadienį ir mes visada laukiam ir tai panašu yra šiek tiek į mini tokias kalėdas, kai visa šeima susirenka, privalgo ten, ką mama prigamino ir toks labai įdomus dalykas ir tokia tradicija, kuri kartais būna, kad visada ten viskas einasi gerai kiekvieną mėnesio savaitgalį, bet kartais ten viskį kažkaip sufeilinam, bet mama parūpina, kad nefeilintumėm. Tai gal kas nors irgi norėtumėt tokį dalyką savo šeimoje propaguoti, nes labai yra sunku susitikti su savo artimiausiais žmonėm visais kartu ir kažkaip man labiausiai nesinorėjo, kad tai būtų kažkokios vieną kartą per metus šventės, išeiginės arba laidotuvės arba ten koks balius. Labai faina, kad gali tai daryti kiekvieną mėnesį, mažytę šventę kurtis. Ir, aišku, mes labiausiai esame dėkingi mamai, kuri viską rūpina, bet čia yra visų pareiga šeimos neišsilakstyti nuo tėvų, neišsilakstyti nuo vieni kitų ir neįsisukti į savo gyvenimus, bent 1-2 skirti per mėnesį tokio kokybiško pabuvimo kartu. Žodžiu, tiesiog norėjau tuo pasidalinti. Veiksmo vieta – pūga, veiksmo data – kadaise, laimingos pradžios pabaiga, žibintai siūbuojami valso, blyksi girliandos languos, klega balsai karnavalo, puolu glėbin pūgos, pabėgęs nuo vaišių stalo. Nieko negaila, ne, kvepia naktis mandarinais, kur apsistot, sapne, kieno, nė pūga nežino, balto ant balto piešiu, pėdsakus sniegas ryja, laikas nėra 6, skauda, bet regis gyja, saliutais ištiškę veidai, sudužę žaislai eglutės. Jei snigt, tai jau snigt juodai, išsnigt ir visai nebūti, ir švaisto žibintai perniek, pusnynus šokdinančią šviesą, ir staugiu pūgoj, mylėk, ir staugiu pūga, mylėsiu. Paprasta.
visą gyvenimas į kur na, pyro būta viršas nedanų ir aš jau šveiklėmis. Bet ne. Ar toks. Nu čia visai neraganiško šluoto pas tavę. Aš nesu ragana. Aš nesu ragana. Jūs nežino. Visi katinai gyvūnai yra kalti. Mes čia norim nufilmuoti trumpą video, pareklamuoti Saltos keramikos indus. Ir tai tokie esam planą, viską sugalvoja. Ir žodžiu, visur žiūriu, aš jau buvau gerai prasivalius tas grindis. Visur tokiais yra šmoriais. Žinot, kas yra kalti? Kasiulė kalta, Juzikas kaltas, mamytės Milga kalta ir Vaižgantas kaltas. Visur, kur eini, vien plaukai ir vien visokios tokios linijos matosi. Tai kas čia pirks paskui keramikos indus, galvos, kad yra visi indai čia plaukuoti, bet iš tikrųjų taip ir yra. Tik jūs nepasakokit, niekam nesakykit, tai indai taip. Ir su švinu, jūs nežinot, jūs galvojat, va, nu jau nusipirkau su švinu kažką ir valgau ir geriu ir po kokių 10 metų jūs pamatot, kad jums psichikos problemos pasireiškia. O psichikos problemos pasireiškia, kai jūs valgot iš švininių indų. Bet kai valgot iš Saltos keramikos indų, jums tokių problemų nebus. Jums tik bus teigiamos, geriausios šiam pasauliu emocijos. Sveiki visi saldapirskiai. Kačiukas, žiūrėkit, kaip gražiai šildosi, kaip jisai šildosi. Jis visas netelpa, bet jūs negalvokit, kad mes kankinam. Aš jam čia buvau padariusi dėžutę, va, priveržusi, kad jis čia gulėtų, bet ne, jis negulėjo, nes jis yra saldapirskis. Dabar jūsų prašymų aš jums parodysiu antrą aukštą. Tai einam visi pažiūrėsim, kaip pas mus atrodo antras aukštas. Jis nėra įrengtas, bet aš einant papasakosiu, kokie yra planai. Tai pirmas dalykas yra planas atnaujinti gal vasarą ar kada ar pavasarį pačius laiptus. Dabar matot, mes norim visur pašalinti tą baltą spalvą. Toliau yra toksai. Čia va tie visi, nežinau kaip čia vadinasi, bet tie kraštai, aš turiu tokį 3000 sumanimą, bet aš nežinau, iš kur man gauti tam tikras medžiagas dar. Tai kai darysiu, tai pamatysit, jūs visi galvosit, kaip aš tai gerai sugalvojau. Toliau. Esu biškai uždususi, nesvarbu, ką dariau. Bet žodžiu. Esmė, taip atrodo mūsų miegamasis, čia gal jungsiu biškį šviesos, nes yra langai užpustyti, jūs nežinot. Tai su dulkėm mes vis dar labai stipriai kovojam, nes kai ten viską šlifavom, tai čia viskas kilo, tai čia yra neįmanoma. Tai čia yra kundalinė vieta, čia žinokit, yra Vaižgantui velnio uodega pastoviai išauga ir mes su tuo vis kovojam. Čia yra pats žiauriausias dalykas. Čia yra mūsų tokia, šiaip smagi vieta. Tai čia seniau buvo mūsų lova. Taip ant to kėlimo labai fainiai, bet mes dabar nusprendėm, kad mūsų lova bus čia ir čia yra visai smagu. Nesvarbu, kad čia atrodo kaip koks manježas, bet mes, kažkaip čia visai fainai yra. Nežinau, čia gal kažkaip dar kažką dekoruosiu, bet esmė ta, kad mes turim čia tokią lovytę. Mes turim tą lovytę ne kūdikiams, o čia yra mūsų mamytės Milgutės lovytė ir jinai tik tai naktį, kai jau biskį sušala, tada jinai čia ateina. Toliau, čia pas mus yra siena, kurią darėm. Atsimenat, kartu mes visi darėm, bet ta siena man biškį susitraukė vietų, nes lentas biškį, kad per šlapis buvo. Bet čia dėl šito neimam į galvą, nes šita siena bus apauginta va taip augalais. Bet šitie augalai, būtent šitie yra nepersodinti, tik patrešti ir jie laukia pavasario ir čia bus tokios lentynos ir kad čia ta siena bus visa tiesiog augalai. Toliau, jūs sakysit, kas čia yra? Kas čia yra? O čia yra pats geriausias daiktas šiam pasauliu. Žinot kodėl? Todėl, kad per šaltą žiemos naktį arba rytą, kai tingi pasikurti pečių, tu gali tiesiog šitą dalyką taip pakšt, įjungt, užsimerkt, užsidėti jūros garsus ir įsivaizduot, kad čia yra, kad tu esi tiesiog karštą vasaros dieną prie jūros. Nes čia skrinda tokia šilta šiluma yra 3000. Estetiškai neatrodo gražiai, bet jūs žinot, mes viską paskui pataisom. Iš pradžių pasidarom bilikaip, o paskui pasidarom gerai. Sugalvosiu, kaip estetiškiau padaryti šitą dalyką. Toliau, čia. Čia yra Kasiulės Vilčakytės kambarys butas. Jinai tą butą jau senokai iš mūsų nuomoja, bet mes buvom, kai sutartį sudarėm su mažute, va žiūrėkit, čia yra geras butas. Mes, kai sudarėm sutartį su Kasiulė Vilčakytė, tai mes sakėm, kad, iki ten pirmos nuomos mes ten ištapetuosim, įrengsim, čia viską padarysim gražiai, bet apgavom mažutę, taip ir nepadarėm, kažkaip niekada nepadarėm.
Tai kai čia darysim remontus, tai ir čia padarysim. Toliau. Atsimenat, kur pjovėm tuos veidrodžius? Tai viskas gerai, mes juos nupjovėm. Tai jūs negalvokit, kad mes čia taip ir paliksim. Mes taip nepaliksim. Aš tiesiog čia uždėjau tam, kad nedulkėtų keramikos indai ir viskas būtų labai švariai. Va, operatorius, parodykit, pajungsiu šviesą. Aš dabar laikau keramikos indus va taip, va tvarkingai susidėjusi ir, nu ne visus, dar dėžėse yra, bet čia, kad jie nedulkėtų, tai nes, nu nesąmonė, vis tiek turi būti indai prižiūrėti, nes indai yra geriausias dalykas, ką mes turim šiuose namuose. Toliau, tai čia yra laikinai priveržta bilikai, nes ten reikės šiek tiek, jūs nematot, bet reikės praardyti tam, kad čia viskas atitiktų. Dar aš nežinau, ar aš čia dėsiu pavažėlės, ar aš darysiu atidaromas, kažkur varu, kondensatas. Ir darysiu, ar atidaromas tos durelės, nežinau. Tai čia dabar tik tai laikinai, čia mes neturim kur patalynės laikyti, tai čia laikom dėžėse, toliau čia nėra elektros, bet čia turim tokį įsijungį, bet dabar nejungsiu. Čia viskas yra grinai pakavimui skirta, visokie va tokie lipdukai, maišeliai, dar kažkas. Tai man dabar yra čia pats geriausias dalykas, 3000. Aš ateinu, pasiimu, ką man reikia, susidedu čia, pasiimu dėžutes, susipakuoju, žodžiu, 3000. Tai čia laimė yra, palengvinimas šio gyvenimo ir pagaliau kažkiek atskirta mūsų vieta gyvenimo nuo darbo. Toliau, čia. Kas čia yra? Čia yra toks mergaitiškas kambarys, jūs nežinot, bet čia yra vėl taip įdomiai. Čia ryte aš atsikeliu ir darausi savo visokias grožio procedūras ir turiu taip pat šitą šildytuvą, nes čia yra šildoma patalpa iš radiatorių ir nėra atskirai dėta šildytuvo, tai čia man ryte būna biški vėsoka, tai aš va taip prisistumu savo kėdę, užsidedu pledą ir žodžiu būna labai labai faina ir aš čia taip dažausi, darausi, ką noriu, tą darau, bet čia labai sunku pamatyti, nes labai čia mažytė ta patalpa. Nu tai va, nu žodžiu, eikit iš čia dabar, čia yra mano patalpa, čia ne Vaižganto patalpa. Tai va, taip atrodo mūsų antras aukštas, ar pasakiau, kad čia darysim molio sienas? Turbūt, kad nepasakiau. Tai čia mes darysim viską iš molio, ištepsim. Ten tas pabaigsim sutvarkyti kaip yra. Šitą maniežą, nežinau, jis yra baltas. Tai kaip mes jį dekoruosim ar paliksim čia ateityje reikės sugalvoti, nes dabar šitas atsakymas man neateina. Toliau, čia, kadangi čia buvo tas miegamasis mūsų, ne miegamasis, čia lova buvo. Tai dabar nusprendėm, kad mums visai patogu būtų maždaug nuo čia, nuo šitos vietos, iki to radiatorio nedidelis čia plotas, čia metro net nebūtų. Ir taip, kaip su to kilimu nueiti iki ten, padaryti tokias, kaip ten, kad yra lentinės, iš tų lentų, kaip padaryta ta siena, tai padaryti tokias lentinės dureles, atidaromas ar atstumiamas, ir čia galėtume mes laikyti tą mūsų vadinamą patalinę, kurios neturim laikyti kur, nes jūs nežinot, kad mes ten apačioj, kur mūsų yra spinta, dušas ir visoks ten koks kambarys, tai jūs nežinot, kad ten irgi viskas yra pasikeitę, bet tai gal kai remontuosim, tada ir parodysim. Tai žodžiu, tai čia padarytume tokį, mums labai daug vietos, žiūrėkit, net neatimtų, kaip su ta siena. Aš bijojau žiauriai su ta siena, daryti tą sieną, nedaryti, kaip čia atrodys, čia sumažins patalpą, bet kai pasidarė, čia ta patalpa atrodo dar didesnė ir daug smagiau. Tai lygiai taip ir čia, šviesa. Šviesą išjunkim. Tai va, tai taip atrodo mūsų antras aukštas. Jame taip pat laukia 3000 remontų, bet jūs nebijokit, nes visose remontuose jūs dalyvausit, jūs galėsit pareikšti savo nuomonę, jeigu norėsit, galėsit ir nereikšti, o šitą patalpą tai mes labiausiai džiaugiamės 3000, čia yra 3000, žiūrėkit. Ir aš dabar čia žiauriai skubu įrašinėti, nes mes norim varyti į saulę, Ir dar žiūrėkit, etikit parodysiu, tyliai. Pas mus atskrido sniegenos, visa šeima sniegenų. Va, matot saldapirskėsius, paukštelius. Šitas. Jėzau, tu sušalęs. Prisitrinkęs. Jėzau, reikia sušildyti. Na gerai, dabar baigiam įrašinėti, nes yra svarbesnių reikalų.
žiūri, mažytis, aš matyt kalta, kad šitą pakėliau kažkaip. Jas, iki. Žodžiu, žinokit, kai buvo. Aš čia kažkaip, kai įsivaliau, pakėliau tą žaliuzę ir gal kažkaip jie ne taip mato, tai reikia laikyti nuleistą iš tikrųjų. Šiaip pernai taip nebūdavo, dabar kažkaip atsitrenkė. Tai kaip džiaugiuosi, kad jis išskrido. Čia sušilo, biškai buvo sušalęs, bet sušilo ir išskrido, jam viskas bus gerai, tikiuosi. Paskutinę akimirką dar sugalvojom pasidaryti arbatos į termosą ir man atrodo, aš jums neparodžiau, kaip gavosi visas šitas plytelių dekoras. Tai 3000, laimė, žinokit, 3000. Nes va, žiūrėkit, įsiplauni, pasidedi šlautą, viskas, tau varva. Ir kas svarbiausia, nesugadinau stalviršio čia. Tai labai esam laimingi, dabar varom užsikaisim arbatos, pasidarysim mažą termosiuką ir mažutę vilčiakytę turėsim palikti. Va, ji žiūri, kur ji yra, va, žiūrėkit. Ji žiūri, va, jos akis žiūri, sako, kaip jūs mane paliksit, bet bandysim pirmą kartą gyvenime mažutę palikti, nes jinai yra saldapriskė. Mažutė saldapriskė. Turėsiu staikyti mes. Tiesiog turėsiu. Kaip jūs darot su savo gyvūnais? Negaliu atsižavėti sniegenom, kad jų yra pilnas kiemas. Taip 3000. Eina savo kaip faina, žiūrėk, ninos, nykštukai mėn, auksų žuvys po ledu, branda ragana per sniegą, nepalikdama pėdų. Pažiūrėkit, kaip gražu. Saulė leidžias, norėjom šiek tiek anksčiau, bet tas paukštukas kol atšilo. Eina savo, kaip dangus atrodo nesveikai. Gardžiukas siūlės gėlą, raudą, liūdesį ir aimanas, bet nieko nepadarysi. Negalim labai per šaltą mažutį vestis. Nu tiesiog yra per šaltą, jau ir Vaižgantą yra per šaltą vestis. Tai jau 3000. Šlykštesnis dėdulė, tuo godžiau akimis į mane įsisiurbdavo. Ten ir susipažinau su Rimvydu. Jis iš pradžių man atrodė vienas iš bjauriausių. Dideliu, apvaliu, išpampusiu pilvu, paraudusiu veidu ir plačia nosimi. Galvo šonai buvo nemenkai išplikę, nuo jo trenkė prakaitu. Tačiau buvo turtingas kaip velnias, nekilnojamo turto magnatas. Kuo daugiau su juo bendravau, tuo mažiau pasišlykštėjimo jutau. Jo žmona buvo neseniai mirusi ir jam reikėjo palydovės tokiems renginiams kaip tas, kuriame ir buvau. Iš pradžių jį tik lydėdavau. Mainais jis man nupirkdavo prabangių drabužių, kvepalų. Kartą pasiūlė pasikrušti. Pasakė, kad sumokės 500 eurų. Užsiimti seksu su juo buvo menkas malonumas. Maža varpa vos išlysdavo iš po didžiulio pilvo. Dauguma pozų buvo nepatogios, todėl labiausiai jam patikdavo, kai čiulpdavau. Labai gerai, nes jis baigdavo per porą sekundžių. Tuomet užsidarydavau vonioje ir ilgai valydavausi dantis. Turėjau net atskirą didelį rinkinį, elektrinį dantų šepetėlį, liežuvio gremžtuką, tarpdančių siūlą ir burnos skalavimo skystį. Iš kambario šaukdavo man: "Mieloji, kur tu taip ilgai? Noriu tave apsikabint ir miegot." Tekdavo su juo miegoti. Nežinau kodėl. Gal dėl to, kad jis mokėjo, o gal dėl to, kad buvau dar jauna, man nepatiko miegoti su tokiu seniu. Vos tik užmigdavau, po kelių akimirkų prabusdavau nuo sienas drebinančio knarkimo. Man keldavo pasišlykštėjimo jo didžiulis, iš po atsilapojusių marškinių styrantis pilvas ir nemylimo žmogaus kvapas. Po tokių naktų grįždavau namo ir miegodavau 2 paras. Per tuos 2 metus, kol susitikinėjau su Rimvydu, užsikaliau nemažai pinigų, bet visus išvaiščiau. Tai keistas ratas. Atrodo, pačiulpsi šitam seniui, šiek tiek pakentėsi, bet užsidirbsi pinigų studijoms. Bet tas senis dovanoja dovanas. Rankinukus už 1000 eurų, kailinius. Tuomet visi tie tavo megztiniai po 20 eurų nebetinka prie naujo garderobo. Ir pati pradedi save lepinti. Tampi prabangia kekše. Taip ir išleidau visus pinigus. Rankinukams? Paklausė Inga. Rankinukams ir kitiems šūdams su blizgančiais užrašais, kurie rūpi nebent kitoms tokioms pat kekšiams kaip aš. Arba, nežinau, kodėl išvis žmonėms taip rūpi tie rankinukai. Aš jais norėjau susigrąžinti savo vertę. Atrodo, kad jeigu gali leisti savo ant peties pasikabinti tašę už 2000 eurų, nesi niekas, tavęs negalima lengva ranka atsikratyti. Akilesnės lapės, pastebėjusios tokį aksesuarą, akimis pradeda ieškoti įkalčių, kurie tave demaskuotų. Megztinių į Zaros ar nutrintų batų, bet ilgainiui pradėjau rengtis taip, kad prie manęs prikibti buvo neįmanoma. Lyg tos etiketės išplautų visą gėdą ir kartėlį dėl to, ką dariau, kad tai įpirkčiau. Man iki šiol gėda, kad taip ir nesugebėjau baigti mokyklos. Neturiu išsilavinimo. Jeigu ne Donatas, aš nežinočiau, ką daryti.
Kur man eiti? Vėl indus plauti? Su šitais nagais? Inga gūžtelėjo pečiais ir godžiai nugėrė gurkšnį iš taurės. Iš laikraščių sužinojau, kad Rimvidui sustojo širdis. Blemba, žinokit, mums nelemta yra šiam pasauliu turėti gerą mikrofoną. Nusipirkom antrą mikrofoną ir nuo antro mikrofono pametėm pūką. Nu žiauru, kaip taip mums nesiseka. O buvo taip, žinokit, Černobylį kiek buvo ir norėjom pafilmuoti, pasikėlėm droną ir blemba, žiūrim, praradom signalą, pradėjo Vaižgantas bėgti, aš surinkau visus daiktus, kad irgi bėgti. Ir žodžiu, dabar žiūriu, renku, viską pakuojam ir nėra pūko. Neradai? Imkit. Arbatėlės va šiltos. Šiaip iš tikrųjų, žiūrėkit, tokie žandukai raudoni. 3000. Man tokie raudoni, 3000 žandukai. Bet labai fainiai tas šaltukis. Nu tai šūdas, jeigu esam tokie Soldžiapirskiai, kad sugebėjom pamesti. Radau v***dai. Tai yra Vaižgantai. Radau į kišenę buvau įsigrūdus. Nu, nesvarbu. Vau, ikit savo, vau. Dar aš vieną norėčiau arbatėlis. Sveiki visi. Noriu jums parodyti, ką nupirko iš po vakar reklamos. Tai labai smagu, kai padarai kažką, pasistengi ir žmonės atkreipia dėmesį. Tai man nupirko tokį dubenėlį. Jisai labai fainas. Va toksai. Ir tada padėklas. Sunkiausia mums yra išsiųsti tokius padėklus, nes kad juos nesudaužytų, mes esam 3000 turėję nelaimių, kad ir kaip ten džobsiškai supakuotum, vis tiek kartais ištinka. Bet mes vis tiek stengiamės siųsti ekologiškai, labai retai kada panaudojam makrofleksą. Ir tada labai laukiu, kol kažkas nupirks šitą šaltibarštinę. Ir čia yra va su tokiais laumžirgiais, kas mėgstat laumžirgius. Ir vidus, pačios šaltibarštinės vidus yra 3000. Belia kaip gražiai atrodo. Ir tada va, šitas laiko spiralė labai fainas, labai fainas šitas dubenėlis. Ir kažkaip man labai buvo keista, aš vasarą dariau spalvotą liniją, čia kad šitai padaryti tą spalvotą liniją, jūs žinot, reikia prisimaišyti atskirų spalvų ir jos ten, nu žodžiu, labai tam tikrą kiekį ir tik tai tą dieną, kai tu jau ten dirbi, nu žodžiu. Ir aš padariau ir aš galvoju, čia man pirmoji vietoje išluostos spalvotus, nes jie tokie mėly, tokie vasariški, gal net, kaip čia pasakyti, bet ne, jūs nepirkot. Kodėl? Nežinau, bet nu, man jie labai gražus. Ir dabar noriu dar jums, aišku, pasakyti, kad jūs eitumėt pirkti į saulėtą keramiką, nes nuo vasario 1 dienos saulėtą keramiką nedirbs. Tai kodėl jums reikia pirkti? Nes jūs Valentino dienai nežinot, ką padovanoti. Jūs nežinot, ką padovanoti savo mylimiems žmonėms. Tai užeikite į saulėtą keramiką ir tada rasit, ką padovanoti prasmingo, gražaus ir saugaus naudoti buityje. Ir mes esam išleidę tokią stebuklingą pupą. Nežinau, jūs galbūt galvojat, kad tai bairis, bet tai nėra bairis. Tai yra stebuklinga pupa, mūsų pačių auginta. Ir ji auga iki dangaus ir ji gali žydėti raudonai, baltai arba rožiniai. Niekada nežinosi, kaip jinai pražys. Ir va toks labai gražus dizainas. Kortelės ir čia parašyta, kaip auginti. Viduje dar yra raštelis. Tas raštelis apie tai, kaip yra svarbu suteikti kažką nebūtinai materialaus, labai jau ten brangaus, bet galima padovanoti tiesiog idėją, tiesiog tokį augimą. Įsivaizduokit, jūs padovanojat pupą, tas žmogus gavęs tokią gerą intenciją, jis turi ją užauginti ir vėliau, kai bus derlius, jums atiduoti sėklą atgal, kad jūs galėtumėte taip pat auginti. Ir kas svarbiausia, jūs šitos pupos savo negalit pirkti. Kodėl? Todėl, kad tada netenki prasmės, tada visa šita idėja netenka prasmės, nes jūs tiesiog savo nusipirkot, užsiauginot ir čia nieko gero. Jūs turi dovanoti žmogui su intencija, kad tas žmogus užsiaugintų ir išeitų iš kažkokios savo traumos, pasiektų kažkokį dalyką, ką nori pasiekti. Tarkim, viskas prasideda nuo to, kai sukiši pirštus į žemę, įdedi tą pupą, laistai, prižiūri, myli, matai, kaip jinai auga, galų gale pražysta, subrandina vaisius. Lygiai taip tu gali eiti su savo kažkokiu dalyku, ką tu trokšti padaryti, su kažkokia savo trauma, su kažkokiu savo noru, kad augtum, tarkim,
aš, tarkim, susigalvoju kartais kažkokių dalykų, per kokį terminą įgyvendinsiu tą ar tą dalyką ir tapsiu stipresnė, labiau, nežinau, motyvuota ir panašiai. Kas mane iš seniau žinot, aš niekam neduodavau savo telefono numerio ir dėl to man labai sunkiai su verslu visur. Dėl to, kad žmonės nori gal edukacijų ar kažkas tokio, o aš jiem tiesiog savo telefono numerio neduodu. Nes daugybę metų nekalbėdavau telefonu. Man gali paskambinti mama, kurjeris, visus tiekėjus, kurie buvo, kai dar kirpyklos veikloje buvau, jie visi išmoko man rašyti SMS žinutes arba atėjus gyvai susitarti, bet tiesiog jie išmoko, kad aš nekeliu į telefoną, net skambinu ir kažkaip gyvenau ir buvo puikiai ir viskas nuostabiai, klientai prisiderino, jie žinojo šitą mano dalyką, bet aš supratau, kad man šitas dalykas trukdo. Ir pernai jau pradėjau iš to išeidinėti, o šiais metais pilnai išeidinėjau, tai šiais metais noriu visiškai paleisti, tai kai sodinsiu savo, tarkim, pupą, čia mano toks asmeninis dalykas, kai aš sodinsiu, tai mano visiškas galutinis paleidimas bus, kad aš nebeturiu traumos kalbėtis telefonu. Tiesiog turiu tokį juokingą dalyką, jums galbūt tai atrodo labai keista, bet aš su tuo labai ilgai gyvenau ir tai tiesiog taip gyvenau, tiesiog taip norėjau, tiesiog taip buvau pasirinkusi, o dabar pasirinksiu kitaip ir iki galo, kad tai atsisakyčiau, užauginsiu pupą. Jums gal tai gali skambėti šiek tiek keistai, juokingai, bet aš žinau, kad yra tam tikra žmonių dalis, kuriem tai neskambės nei keista, nei juokinga ir kuriem tai tikrai labai, labai graži idėja. Tai čia mūsų projektėlis, kurį išauginom, paleidom į pardavimus, tai užeikit į Saulėtą keramiką, tenai yra iš karto stebuklinga pupa, noriu dėti į krepšelį ir žodžiu. Tai va, ačiū visi, kas perkat. Labai jums ačiū. Labai ačiū. Ir dar kartą perspėju, kad nuo vasario 1 dienos Saulėta keramika nedirbs. Tai tiesiog užeikit anksčiau apsipirkti. Sveiki visi saldapirskiai. Ačiū, kad pažiūrėjote epizodą iki čia. Ačiū, kad komentuojat. Ačiū, kad laikinat, dalinatės, kad kuriatės į mažą bendruomenę mūsų. Ir dabar žiūrėkit, mes su Guseliu išėjom pasivaikščioti, yra 3000, niekas nori parodyti. Yra tokios lengvos snaigės, va tokiais kristalais viskas. Tiesiog, toks, net nemoku pasakyti, toks, eini kaip, va toks visas paviršius pribirėjęs, labai 3000 gražu ir labai gražiai viskas. Wow. Ir su mažutė Vilčakytė mes šiek tiek pasivaikščiosim. Jinai mažutė yra, saldapirskiai daug negali. Bet biski kartais gali. Ir per didelės pusnys. Wow. Kaip smagu yra maklinėti po miškus, po laukus, po pievas, visur. Tik tai tiek, kad negali daug maklinėti ir toli, nes Kasiulio ir Vilčakytė tokiu oru negali daug būti, bet daug būti laukia, bet vis tiek labai 3000. Čia po savo miškelį vaikštau, va, kur mūsų namelis yra ratais kvadratais. Blemba, 3000. Jūs nežinot, bet dabar sužinosit. Mes pasidarėm kontribį ir tas kontribį yra toksai, žinot, nepriverstinis ir nebūtinas jums, bet mums toksai, palaukit, Kasiulio Vilčakytė, aš čia! Mažtai neranda, bet gal ras. Yra kažkada planuojam pasidaryti čia kažką irgi dar vieną tokį geko namelį arba tokią vietą, kur gal tiesiog kažkokį siolelį čia sėdėti, nes čia labai faina vieta yra. Ir tokia visada vakarinė saulė čia, labai smagu čia. Tai dabar noriu jums kai ką papasakoti. Mes esam pasidarę jau kontribį. Jau. Tai buvo labai sunkus sprendimas. Toks. Tai atėjo tada, kai tiesiog nustojau daryti video ir reikėjo susitelkti į gyvenimą, į lipdymą, į tai, ką darai ir tada atsisakyti va šitos veiklos. Tiesiog atrodo, aš nesakau, kad man nepatinka daryti vlogų, man patinka, aš norėčiau juos kasdien montuoti, filmuoti ir daryti, bet kada tu filmuoji arba montuoji, tu tuo metu nedarai kitų dalykų, o šiuo metu aš turiu daryti daug dalykų, kad galėčiau daryti tai, ką labiausiai noriu daryti. Tai ir yra daugybė visokių iššūkių, išbandymų ir sunkumų
šiais metais, apie ką dabar nesidalinu ir nekalbu su jumis. Galbūt kažką nustebinsim, galbūt ne, bet, žodžiu, vyksta dalykai. Tie dalykai vyksta lėtai. Tikriausiai, kad tuo ir dalinsiuosi. Tai dabar, tas Contribui, nemokau čia aš pridėti, kaip ten turėtų būti, kad jūs galėtumėt matyti, bet užėjus į YouTube'ės kanalą yra nuoroda, kur galit užeiti ir paskaityti, ką mes ten rašome. Bet yra toks dalykas. Visi tie, kurie prisidės prie mūsų tikslų, prie mūsų tokių dalykų, prie mūsų video, prie vlogų, prie kelionių ir panašiai, tai jūs visi atsidursite keramikinėje plytelėje, kurią mes pagaminsim, kurią mes priklijuosim savo kieme ir, žodžiu, kursim tokią Saldapirskių sieną ir jūs būsit visi Saldapirskiai ten tie, kurie ateinat mus palaikot. Ir tai, kad jūs nenorėsit prisidėti ar nenorit palaikyti ir galite tik tai paspausti like ar pasidalinti, čia nėra tik tai. Čia yra dabar vienas svarbesnių dalykų, kad jūs prisidėtumėt prie to. Ir noriu pasakyti, kad ir pasižadėti, kad esam influenceriai, kurie neparsiduosim dalykam, kuriais netikim. Tai reiškia, jūs nematysit reklamų, ne tas, kurias čia paleidžiam per video. Čia tiesiog. Bet aš kalbu, kad kai, sakysim, mus paremė ten tas ir tas, nors dar gal anksti kalbėti, bet jūs nematysit dalykų, kuo mes netikim, arba kas kertasi su mūsų vertybėm. Visai neseniai gavau tokį pasiūlymą. Nufilmuot greitą trumpą reklamą, ten kelis video ir pasidalinti savo nuomonę. Ir aš tarsi pagalvojau, čia prieš kelis metus aš taip norėjau tos reklamos ir kaip būtų faina, jeigu man būtų pasiūlę tokį dalyką. Ir dabar aš pagalvojau, kad čia kertasi su mano vertybė. Kad aš dabar ne apie tralelio papapa noriu, aš noriu apie gyvenimą, apie dalykus. Ir ten, tiesiog. Ir tada atsisakiau ir man tai buvo gera. Ir aš pagalvojau, gal galėtume būti influenceriai, kurie neparduosim vertybių. Suprantat? Tai gal čia labai toli dar viskas ir panašiai, bet Bareikis irgi ten dainavo dainą tapkės, auksinis tapkės, o paskui kažkaip gal ten biškai pardavė tas tapkės, nežinau, gyvenimas neaišku kur nuveda. Bet esmė ta, per daug neįsiplečiant, kad yra Contribui. Kiekvienas, kuris ateis prisidėti prie mūsų platformos, prie video kūrimo, kiekvienam yra 3000 arklinis ačiū, nes tai bus įrodymas, kad ne tik tai galva sieną bandai pramušti, kad tikrai yra ta maža dalelė žmonių, kurie palaiko tave visomis formomis ir kuri vertina tai, ką darai, kad jau yra tas laikas, kai tu gali augti. Tai YouTube'ės kanalui yra pavasarį turbūt bus 2 metai. Darbo yra įdėta labai daug, meilės taip pat, ieškojimo taip pat, gryninimuose taip pat. Man dabar patinka žinoti, ką noriu jums pasakyti, ką noriu jums perteikti. Ir man tas labai labai patinka. Ir tikiuosi, kad ir jūs matot mūsų augimą, mokymasi, keitimasi, dalykų atsisakymo. Ir kad mes klystam, tai taip, kad klysiu ateityje dar 3000 kartų tikrai, kad pakeisiu savo nuomonę greičiausiai. Nes aš tikrai kuo toliau, tuo labiau nežinau, kur yra tiesa ir kur yra melas. Kuo seniau buvau labiau įsitikinusi, tuo labiau dabar esu sulaužiusi tuos įsitikinimus ir dabar žinau, kad nieko nežinau. Bet mūsų augimą, mokymasi ir kelionės ir statybas kitokias jūs matysite šitame kanale. Ir jeigu jūs nuspręsite ateiti į mūsų Contribui, 3000. O dabar su jumis atsisveikinu. Dar pažiūrėkit, kas Vilčiukytė biškį jau nušalai putytė. Kamar jau viskas, jau šalta putė viskas. Ir atsisveikinu. Ir ačiū, kas buvot, ačiū, kas esat. Ir iki kitų kartų. Dabar greičiausiai nesusitiksim maksimui, bet gal jau kokią dieną ir susitiksim. Ar dar kada atsities čia žolė po tokio sunkaus mano buvimo? Per ilgai čia stovėta su nuovargiu rankose, su durimis plazdančiamis už nugaros. Nekeistas skraigas pelėms, drugiams ir kitiems gyviams, į mane įskrendantiems iš tamsos.
Vėjas trečia para nemelžta žviegia po langu, o oda pūpso gumbais smilkiniuos. Tai nuo smarkiai sukastų žandikaulių, kantrybės pertekliaus, žiemkentys iki pareikalavimo. Maišai po akim, žaizda virš kairiosios ausies, būsiu įsipjovęs skusdamasis. Būsiu pramigęs pačias svarbiausias akimirkas, vaikščias ne tais keliais, rašęs ne tas knygas, ne taip žiūrėjęs į žvakę, bažnyčių paveikslus, jūros neramų kvėpavimą pro miegus. Kiti juk taip pat iki mirties nežinojo, ką ir kaip reiks daryti. Kažkaip vieni kitus susirado, išėjo. Nei vienas nestovi šitaip tuščiam lauke, supuojamas lietaus šuoru. O man jau daugiau nebėra kur. Nebėra ko paklausti. Medžiai susikalba sopančiais, sužvarbusiais pirštais. Aš ir tų neturiu. Neturiu kur persinešti daiktus. Mintis taip sunkiai užgyventas. Žolė vis dėlto palengva atsitiesia. Dabar jau ilgai jos niekas nemindys. Sakys, čia nesisėsk. Čia matyt buvus laužavietė.